Kad likčiau čempionas, tik tai iš dalies. Aš esu vėliava, raudona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava, raudona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava, raudona, žalia. Tai labas rytas, atvykau į žygį į Pagramančio regioninį parką didvyrių keliais. Tai eisim daug žmonių ir kiek čia daug sniego yra. Ir dabar esu prie Bauskų užtvankos. Parodysiu. Einu ant lėptuko. Ir sniego čia taip nevaikiškai jau. Šlapias, sunkus tas sniegas toksai. Tai va, bus gražių vaizdų, nes daug kur yra apsnigtas šerkšnas. Tai va, mėginsiu parodyti jum ir pažygiuoti. Trečią savaitgalį iš eilės jau žygioju. Naujų metų pažadai vykdomi, nes esu pasižadėjęs daug šiemet pažygiuoti, vaikščioti ir būti aktyvus. A nesudegs tas kugelis, da? Ne. Apsauga ten nuo sudegimo yra. Pirmą kartą kepam. Dėkit ką nors, na. Kokie va štai kepišios. Reik rašyti. Kugelis. Rankas pakelkit bent jau. Sakau, paprašė fotografą tokio. Kaip patiko. Daugiau per žygį galit nebefotkinti, užteks su nuotrauka čia. Gerai, ačiū. Ką jau? Va, kiek žygeivių. Tikiuosimės bendrai nuotraukai. Gal čiut dar biškį paikį taip. Krūvelė. O. Rimai. Tuoj palaukit. Šiaip kelias nebus labai blogas, eisim pagrindinė, kaip ir minėjau anksčiau iš video, tai žvėruotų keliu. Taipogi mes suksime į Lailavos pažintinį taką, tai tenais jau šiek tiek bus daugiau sniego, tai kojom apkrovimas bus, aišku, kalniukų įvairiausių ir toliau. Bet ten nedaug, ten bus apie 2,5 km kažkur. Tada išeisime, tada jau pareisim atgal į finišą. Finišę neskubėkit įsivažinėti. Bus duodamas karšta kareiviška košė ir ženkliukų įteikimo ceremonija. Tai neskubėkit, tikrai užkursim dar laužą, galėsit pabūti. Nu, pradedam žygį. Na, kokiu kalną tiesiai čia. Nu, iki baud žmogus. Ką tik išmindyt viską, ką tik išmindyt. Va, 85 žmonės pradedam žygį. Kaip sniega čia rimtai, eina naš. Nesikeik, filmuojama yra. Va, žygiuojam pro Bauskų užtvanką einam. Palauk, ten nufilmau. Ką ten sakai? Gerai sakau. Gerai. Bauskų užtvanka. Kur bėga vanduo. Taip nejauku čia biškį.
Va, kokią gražią žiemą radom. Ir sniega yra biški. Ir vėl iš manęs juokės, kad aš vienas kalbu. Galėtum to, pakelk manam, parodyk kauškalną, tuo tik taveina, žiaurė graži žeima, kapi kiekvieną dainą, montavis rek, montavis tavęs, jei galėtum to, pakelk manam, parodyk kauškalną, tuo tik taveina, žiaurė graži žeima, kapi kiekvieną dainą, montavis rek. Nu va, kokią gražią žiemą čia radom. Tai Šiauliuose sniego iš vis beveik nebėra šiandien. O čia super. Aš tau nesakiau, kol naktį sapnavau, kad savim išmainiau į cukraus gabalą. Staigia ranka duok po kojom, uola dur, kol aš per ašaras ieškau pasakas, jei galėtum to, pakelk manam, parodyk kauškalną, tuo tik taveina, žiaurė graži žeima, kapi kiekvieną dainą, montavis rek, montavis tavęs, jei galėtum to, pakelk manam, parodyk kauškalną, tuo tik taveina, žiaurė graži žeima, kapi kiekvieną dainą, montavis rek, montavis tavęs. Jūra žuvis plauk, bet kėlė mintis trauk, kol iškelt pažada neversti ašaką tavim sutikau išką. Nu, pagaliau į mišką. Tai galėsite jūs pašnekėti. Nu, kažkas ten juokia. Pagaliau miškį. Tai kaip žygis? Gerai, prisniega. Einam pažiūrėsim, kur didvyrai miegodavo. Nu, lieptas padarytas gražus. Prūdų, žinoma, kokie. Žiūrėkit, kiek žmonių. Žinojau. Jo, buvo išardyta, tai... Ar atsikėlė jau partizanai? Man tai, pavyzdžiui, įdomu nuveikti pažiūrėti. Man neįpėkim mėgot porą sykių. Šitą senoji, kad buvo dar nesugriuvus. Buvo porą kartų. Ai. Kokie nuostabūs vaizdai, galite pasifotografuoti. Ai. Labą dieną. Koks išėjim? Kaip į šachtą kokią? Tebūnė šviesa. O jūs galvojate, toks ponas? Tai vos nepastrigau. Kryžių žiūrėk yra. Reikia būti nevalgius. Nu, pažiūrėsim, ką čia nevalgat vakare. Mes telpomės kūdas. Pats tai netelpai?
Ne, aš per viršų. Beveik 10 kilų jau prabėgam. Pakliuvom į Lievavos pažintinį taką. Įdomiau negu eit keliais. Prabrido. O, papa. Ten kažkas gyvena. Nu va čia jau dušė atsigavo po to žvirkelio. Vakar saulė sunkiai leidos, sidabro žiedus berdama, ir tvenkinius užklojo ledas, ir žemėn nužengė žiema. Fontanai parko sustiklėjo, ir langus papuošė žiedai, o žvaigždės nuo stogų žiūrėjo, kaip mainosi žmonių veidai. Atėjo dieviška žiema, į baltą balių kviesdama, ir neša gerą žinią vėjas, toks jaunas ir įsimylėjęs. Atėjo dieviška žiema, ach, kokia dieviška žiema. Žiema atėjo kaip princesė, į dangų skleisdama žaibus, ir mums pasakė visą tiesą, kad melo jau daugiau nebus. Ji pavadino mus karaliais, padovanojo drabužius, ir miesto laikrodžiai išbalę skaičiavo mūsų širdžių dūžius. Atėjo dieviška žiema, į baltą balių kviesdama, ir neša gerą žinią vėjas, toks jaunas ir įsimylėjęs. Atėjo dieviška žiema, ach, kokia dieviška žiema. Nu va, nusileidom. Biškis stabdis toksai buvo. Dabar nuturysim per savo pelį. Atėjo šventė kviesdama, ir neša gerą žinią vėjas, toks jaunas ir įsimylėjęs. Atėjo dieviška žiema, ach, kokia dieviška žiema. Reikėjo nuo pat pradžių čia, kad pravestų tokiais takais, o ne tai žvirkeliais, nes čia tai džiaugia širdis tokiais einant. Vėl takiukų leisimės ir kilsim po to. Va, čia tai žygis jau prasidėjo. Visiems pasirengti padidinti kontakto vietą, plotą pas savęs su žeme. Tai gali būti ir sėdynė. O, kiek džiaugsmo šunelį.
Nu va, dar vienas nusileidimas. Tai taip jaučiu, kad čia tuoj pasibaigs tas Lievavos pažintinis takas ir vėl keliu varysim. Ačiū. Ženkliukas į kolekciją. Eilė prie košės. Kartuoti galėsi dar eiti pirmą ratą, prasukam ir paskui kartuosi, gerai? Aš neturiu indelį. Nieką man nepalikit. Indelių turim, bet labai limituotai, todėl kad... Ačiū. 18 km. Ir aš neturiu. Nepames košę savo. Tokia porcijai košės, grikiai. Tai va, pražygiavom 16, gal su pusę kilo. Pavalgiam košės. Tauragės žygis įveiktas, gal ne visai mano trasa, ne miškas, bet sueis. Tai dėkui aktyviai Tauragiai už suorganizuotą žygį.